7 stramiena. Biški valotai. Bet jau išeinam. Biški dvie. Bet čia nesvarbu. Tikslas yra šiandien Karšienus tai minimum pasiekt. Daugiau žiūrėsim. Šiaip nusistatęs prieš Karšienus esame gojimo vietą. Nežinau irgi kaip bus. Jei labai aš ten greit ateisiu, reikės kažkokios kitos ieškotis. Nu bet žiūrėsim. Žiūrėsim. Einam. Svarbiausia man išeiti iš miesto. Šiandien visi žiūri. Tikriausiai, nežinau, gal nežinau. Aš žiūrėčiau. Jaučiuos gerai. Ir negalvoju, bus sunkesnė. Nėra tokia sunku. Biški šilta. Nes niksai neapsimojau. Bet išėjus iš miesto reikės nusimauti. Ką po biškiai. Kiek išėjom? Kažkur 7 stramienų. Yra 7,6. Atėjau miestą kraštą. To iš vis išeisim. Aš nežinau, čia tie debesis irgi. Visą savaitę rodo, kad lis. Va, jau išėjom iš miesto. Jau gerai. Turėtų pradėti, nežinau, vėlis koks pūsti. Nes megztinio dar nenusiėmiau. Tai labai tingi sustoti ir nusimti. Tai galėtų koks vėjuks pūsti, kad man nereikia nusiimti. Štai tai dabar biški bliamba, per daug šlapias. Biški blogai padariau. Reikia nusimaut megztinį. Gal čia reikėtų nusiprausti jau. Visai sušilęs aš jau. Bet gal ne. Grįžtam. Čia nusimauni. Vareinam. Tai už kažkokių apaugusių laukų. Užlikom ant žvyrkelio. Musės dabar įsinepuo. Tas gerai. Nu, atėjom į gitarius ar dainus. Gitarius gal, nežinau ar dainus. Vienu žodžiu. Iš miesto išėjom. Tas gerai. Debesis, nežinau, neatrodo tokia... Ten gal, bliam, čia. Tokie. Neatrodo, kad lis. Nusimaut negaliu. Šlapia nugarą visą. Nežinau ar matas, bet šlapis nuo šlapis. Biški persistengiau su apsirengimu. Bus gerai. Ranka Nyland.
čia reikia ten nueit, kur mašinas važinėjai, ten kirst ir kažkas tokia už to miškiuką eit. Nams yra, nežinau, ar čia matos, nedaug čia liko. Realiai kaip pirms checkpointsas, sakyčiau, čia man. Nepatarčiau maudytis. Ten kalno kapinės yra naujas. Čia esu prieš kapinės maudytis. Nežinau. Koks vanduo. Labai geras. Tikrai geras. Čia realiai prie pat plento tos krūts. Mašinas važinėja. Jau. Jau. Taip ir reikia eiti. Gerai, žygiuojam. Iš tikrųjų tai ne iki Palangos, aš einu iki Vilniaus arba Baltarusijos sienos ieškoti drono, kuris įskrido šiandien, kad jūs būtumėt saugus. Ir ką, užsidėjau kepurę, kad bimbalai bent jau net tūptų ant galvos. Kaip tik pradėjo lynuot biškį. Nežinau. Iš kur čia man dabar lynuoja? Net nesvarbu. Bet jo, atsikeliu. Nežinau, kada aš neatsikeliu. 6 rankakės gal. Apie 7 kažkur tai tas drono įspėjimas buvo. Tipo, jau 5 virš Vilnius skraido. Bet apie 7 kažkur tai pranešė. Įdomi. Galvoju, jau susigadino mano dieną. Reikėjo čia bėgti sklepą slėptis. Bet ne. Išėjom sveikai. Ir einam toliau. Mano svajonė yra pamatyti briedį. Jo, briedį tikram gyvenime. Nes aš nesu matęs. Bet žinau, kad jie didelį. Bet galėtų neužpulti mane. Iš tikrųjų. Gerai, realiai priėjom tą posūkį į kairę. Galvoju pasakysiu, ką aš čia apsirengęs. Karočią. Šortukai tokie su daugiau kišenių iš militarijos. Batai. Lova Zefyrai. Aukštesnį. Maigė, taip, kada čia naik, su kuriais salė kartais einu. Kuprinė. Kuprinė Osperiai Ruk. 5 litrų. Kepulė čia, karočią, panankė. Siunčiaus iš 5.11. 5.11 saito. Kas dar čia? Nežinau, nelabai koj nesišaitų. Armijai ir civiliams. O tas uždangaus tai Kaune ten kažkokia, nežinau, japoniška gal parduotuvė. Toks įdomus pavadinimas. Bet nelietuviškas. Ką, mes čia pasukom. Dabar eisim pro ten tą mišką.
Nežinau, čia viską jau čia pasakiau. Ką apsirengęs. Toliau einam. Purškaus nuo durų erkių, nuo bimbalų nepadeda. Jie skraido ir skraido. Velneva. Ir dar ką pamiršau paminėti. Tai naudoju GoPro 11 Black. Tai va, Šiauliai dar matosi čia. Bet jau jaučiu paskutinį kartą. Ten užsuksiu pasakį ir jau vsio pamirštam Šiaulius. Šiandien vėl jau atėjom iki miško. Dar mato Šiauliai. O dabar paskutinis kas bus pamatyti Šiaulių. Ne tada, kai rodžiu. Nežinau, linksma. Linksma taip išeit. Einu. Karšta. Pečius. Nesakyčiau, kad skauda, bet jaučiasi ant pečių. Biškį. Koja trin vieną. Bet iki Kuršėnų liko gal koks, nežinau, 20-30 km. Tai ten vaistinę kokią susirasiu. Ir bandysiu kojų pudros nusipirkti. Kad gal taip netrintų. Bet bimbalų tai ir mūsų čia tai žiauriai daug skraido. Tikiuosi nebus taip visą laiką paveiktų savo kiek daug. Gerai, vsio, einu. Nu ką, pradėjo lyt. Ai. Nėra gerai. Gal biškį atvėsins. Bet sušlapsim. Bet bimbalų tai eik tu savo. Turėčiau išeiti iš miško. Turėtų būti geriau, manau. Bet tikėjau, kad nebelysiu. Bet pradėjo. Tai yra bejo, ar greit nustos. Tai reikia jau čia lystų kuprinę, nuo lietaus apsiausti apsimau. Kad nesušlapčiau. Reikia durti kažkur į mišką. Tai čia nelyčiau ant vietos. Bent jau mažiau lis ten. Jau. Tai va taip va vienas kolgas. Šiaip yra neblogai visai. Nesuskundžiu. Nu jo. Oh, what the fuck. Kas čia per gaidys? Tai karočią pažiūrėjau. Orų prognozės, lietus nesibaigs. Tai reik tiesiog eit per lietų. Nieko kito nepadarysiu. Šorčiukai šlapi biški. Nieko tokio. Na, taip. Dabar va šitaip atrodom. Nes lyti belekai pradėjo, aš nesuprantu. Nėra žiauriai gerai. Bet vat, turėtų čia tas būti neperšlampams. Nu, nėra tokia dalyka kaip neperšlampama. Bet tikiuosi mažiau nei peršlampams. Oi, tai yra daugiau nei neperšlampams. Tai suprat, kad turiu omeny. Nustojo lyti. Bet nežinau kiek ilgam. Reikia bandyti kuo daugiau nueiti, kol nelyn. Ten nuėjo tas debesis. Eik tu savo. Realiai turėtų iki vakarą lyti. Ten pro kur aš eisiu. Na ir aišku, lyt nenustoja. Tiesiog silpniau krapnuoju realiai dabar. Oi, atsuksiu į tave gal. Krapnuoju realiai. Tai realiai lis visą dieną.
Bet viskas bus gerai. Pakvietė po stogu. Ir va, nuotekiai jau prasidėjo. Belekai pradėjo lyt. Buvo čia toks vienkiemis. Tiesiog ten po vienkiemą to medžių vienu pasislėpiau. Iš nugarą šau. Ateik! Ateik! Nu, pasikeitė žmogus. Jezu, ten į cigaretę siūlė, į flečkutę, į viryklę, sakau, viską turi, ko man reik, nereik, nieką neduokit. Aprodė ten namus, pakalbėjom. Valerijus. Kaži, Valerijau, mataisi kada nors? Bet dėkui. Aš ir mano draugai vabžiai. God damn it. Kanda. Va. Ėjom. Ir priėjom gyvenvietę kažkokį. Aš ten jau pratem tą mišką. Jo. Kiek čia dar iki dienos pabaigos, dar realiai iki 11 valandų. Tai jo, dar laiko yra daug. Manau, nueisim į Kuršėnus, tai dar liks daug laiko. Tada teks eiti dar toliau už Kuršėnų. Bet kas blogai, kad reikės iš eigos kažkur tai susirasti, kur miegoti. Geriausia, aš norėčiau prie kokią vandens tvenkinę. Nusipirkau jogurtą. Nežinau, ar gerai idėja. Pardavėjo paklausė, kur keliauja. Sakau, iki Palangos. Jėzus. Nu, sėkmės. Gerai, ačiū viso. Čia baigęs pokalbis. Kol kas visi draugiški. Čia kažkas taip neblogai atrodo akmenų pilna. Va, vadinas Gilaičiai. Čia Gilaičias esu dabar. Į Kuršėnus pro Gilaičius. Sustojom Gilaičiuose pailsėt truputuką. Geriam jogurto. Čia biblioteka Gilaičio. Šiukšliadėžė, o biškį šiukšlį įsimečiau. Blogai. Ja, blogai. Nu, kuprinė atrodo. Nu, einam pažiūrėti, ką čia. Kultūros namai. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras. Gilaičių filialas. O ne. Šodinga. Toks va. Gerai. Kiekime šunį ras. O aš einu toliau. Čia. Nu va. Išeinam iš Gilaičio.
Suksim vėl ant žvyrkelio dabar. Ir jau to žvyrkelio iki Piršėnų. Žiūrim, ar mašina neatvažiuoja. Neatvažiuoja. Kai einat per perėją. Į kairę, į dešinį, į kairę. Įsitikint, kad nieks neatvažiuoja. Nu va. Prasideda vėl prie žvyrkelio eina. Ne taip kojas skaudės. Puiku. Tuoj eisime dar vieną mišką. Šis, manau, nebus toks gražus kaip praeitį. Šis, manau, sunkesnis praėjimas. Vedžėsim. Da, koinės apšiau užsitempiau, nes jas bumbalai kandžia. Iš tikiuos gal man nereik tiesiai čia. Pažiūrim. Oi, tada kiek reik toli tiesiai eiti. Tiek. Matau ir medžiai prikritusio ir viską. O, žuvis tai labai stiprųjų. Kol kas nėra tikrai. Batai dar neperšlapo. Čia jau su kroskėm važinėta. Tada į kitą pusę. Atgal į kitą pusę. Nejuokau. Jo papa. Kai dėl pliuchą į pelkę. Fuck. Nieko tokio. Čia pritrypta gyvūnų tikriausiai. Gal ar toli nereikia. Ne, nebetoli. Gerai, puiku. Žmonės geradarį padangas išmetinėjo miškuose. Ne pats geriausias kelias. Neturi kažkaip tai ką. Kažkaip tai reikia. Greičiau išeitume šitą mišką. Nepatinka man čia. Bumbalai kandžiojas. O, šviesa tunelio gale atrodo. Eik tu savo. Dar šūdinių. Tai yra čia dedu kamerą. Nežinau. Va čia kaip atrodo. Kai ne Lietuvoj kokioj. Didžiausiai kažkokie, kai čia borišiai. Reikia atsargiai su tokiais blemba. Ir tipo aš praėjau jau tą vietą, kur man reikėjo apsisukti. Tai aš nežinau, kur man čia dabar eit blemba. Mūsų blogai pasidaręs biškį maršrutą ant šitos vietos. Buvo pasirinkimas arba eit per plentą.
arba eit per šį mišką. Bet matau, kad padariau blogą pasirinkimą. Nu, vienu žodžiu, kažkaip reikia vartytis iš situacijos. Kažkaip. Nu jo, kaip ir radau kitą kelią. Čia, kaip supratau, šmindžia tą lapę. Nes mačiau žemę į urvą. Net nenufilmavau, dėjau kojas šitą. Galim užpult, dar kažką. Tai buvo gražiai pravaikščiota vieta. Kelygi. Čia vat irgi gerai. Yra jau. Nereik pro ten tos milžinus kažkokius eit. Žiūrim, ar čia kanalas kažkoks, tai ar ką. Ar išeis man čia praeiti, ar ne? Bandom. Tai va, atėjau iš ten. Vienu žodžiu, čia kanalas. Tai reikia eit, pravažinėti skyrą kelias, nežinau, keturračių gal. Kokie medžiotojai. Vat padagal čia reikia bandyti eit. Šokie gyvūnai jau šūdai. Bet nelabai gražiai atrodo, viliojančiai. Bet bandom eit. Nu jau. Einame į mišką dabar. Bus geras praėjimas. Ai, dilgėlės. Dilgėlės. O, gerai, neblogai čia visa. Iš tikrųjų. Faktas dilgėlės. Rankas kojas. Nuodėm. Medžiotojai bakštelis. Dumbalai kandžiai. Eitas. Greičiau išvengti lemba išeit. Šūdo šito, jobano. Nu jo, praėjimą radau, bet man ragas yra. Šortai, žiauriai šortai. Batai, tik čiurna realiai sušlapo. Bet svarbu išėjom. Eikti savo. Nepatiko man ten. Tiek dilgėlių Dešiniai rankai nekliuvo, bet kairiai žiauriai kliuvo. Ir abiejom kojom kliuvo. Nieko tokio. Nebetoli Krišienai. Eik tu savo, pagalvojau, kad briedį matau. Bet ten medžiotojai bakštelis. Tai nieko įdomaus. Na ką, turėtumėm tą ant plentą ten toliau išleisti. Kiek atsimenu. Ir padėjęs kamerą pasitikrinti. Bet kad praėjom tą nesąmonę, tai tikrai džiaugiuos pagaliau. Nes ir dumbalai, dilgėlės, šlapia, pilna ten žolių visokių. Gerai, viso. Na, vos. Belė koks didelis šuo parbėgo ant manęs. Tai biškį nukrypom nuo maršruto. Ai, čia šlapia. Negerai. Mano gal kampą nukeist. Čia nendrė saugo. Eina svarbu. Praėjom. Panašiai išmildyta. Nežinia ko. Bet eiktų savo. Ten kažkoks tai. Žinau, kad siberinis ir daugiau nežinau pilną pavadinimą. Žiūrėkit, ką sutikau. Valgykit, vaikai.
Karočią. Nervin, man suprantu. Mane nervin. Dumbalai irgi. O čia ant saduko atsisėsiu. Pasidarysiu viską. Keliausiu toliau. Karočią. Svičinom viską. Kojas biški išbalusios. Bet dar gerai atrodo visai. Aš gal irgi visai neblogai atrodo. Esam Karočią Smilgiuose. Kažkur 8 kilometrai nuo Kuršėnų. Tai iš tikrųjų dabar 8 kilometrai nuo Kuršėnų, o tik pusė pirmos. Tai nežinau, neiksim toliau nei Kuršėnai, aš taip galvoju. Nu ką? Life is good. Vos, vėl šonį užpuolė, galvoju, jau bėgti žmonės. Pažiūrėkit, to šunins negaliu. Tai va, einu. Lieka kažkur tai 4 km iki Kuršėnų. 4. O valandų yra 13:06. Nežinau čia. Greitai tikriausiai aš taip galvoju. Tai va, aš čia toliau einu. Tiesiai keliu asfaltu. Ir dar ką pamiršau paminėti, oras. Oras kažkiek pasikeitė. Protarpiais netgi saulė pradeda šviesti. Bet vėjelis atsirado, lietaus nebėra. Ir jo, ir viskas. Reikia pasistiprinti biškį prieš Kuršėnus. Nu ir paskutinis bananas. Atrodo, lietaus nebebus. Na, aišku, jis bus, bet dabar. Žinau, ką reikia. Tuo įsidarysiu. Reik, vat. Sneko reikia. Du jau suvalgiau. Bet reikia dar nusipirkti. Reikia cukraus, kaip sakant. O, tai užsidedu. Gerai, dabar jau tikrai Kuršėnuose pasimatysim. Va. Esu Guragy į Kuršėnus. 13:40, toj bus. Nuvažiuot gal kartą. Ne, reikia eiti. Kuršėnai. 4 kilometrai. Spėkit, kur atėjom. Į Palangą. Kauj, Kuršėnai. Tai jau Kuršėnų. Karštai iš tikrųjų daras. O, kaip ir krapnuoja, taip. Jaučiu toilės. Tai galis tai tikrai nebeisi jau. Kažkur atsisėsiu. Kuršėnai va. Pradėt lyt.
Žinoma, kad pradėt lyt. Kasgi kitka galėtų būti. Reikia šaut po to statelę. Nevaikščiosiu čia prie lietų dabar. Jau prisivaikščiau. Reikia biškį patausuoti lietaus toleranciją savo. Bet tai šausiu tą statelę. Ir matau geresnės vietos. Ir visi. Lauksiu, kol praeis tas lietus. Bet čia kas dar buvo. Aš buvau pasiėmęs siemką. Saulėgrąžų, nu. Ir jos atsidarė. Ir pilna prieskonių. Buvo viduj. Tai aš tiesiog jas išmečiau. Bet dabar siemką nebeturiu. Ir pažiūrėjau orus, tai lis kažkur tai iki 4, tai virš valandos dar. Tai aš nelauksiu tikrai. Žeisiu. Dabar nestipriai lintai. Dabar pasidėsiu kamerą ir eisiu. Bet nesidėsiu aš tas apsiaustą nuo lietaus, nes tingiu dabar tiesiog. Nu, atėjom. Į centrą. Einam lauk. Ko čia laukt, kaip sakant. Spėkit, kur aš. Tai va, einu. Žiūrėjau, yra išrims kitoj pusėj, bet taip ir aš pažiūrėjau. Au, kažkaip pradėjo skadėti pėdą. Tikiuosi bus išrims kitą pusę. Jaun žvalės žbliai. Kaip čia nieks nepavagia. Įdomu man. Apsiplovau rankykės biškį, apsiplovau veidą. Lūpas tai sūrios, nuo prakaito. O, yra kita pusė perėm. Gerai. Tai gerai jau. Eina čia iš tų kuršienų. Einam lauk iš kuršienų. Juozapavo. Nemanau, kad eisim iki Juozapavo. Nes realiai iki Telšių yra tas plentas, dešinė. Čia kairiai dar kažkoks. Bet aš einu pro čia, nes nusuksiu tiesiog. Nenoriu aš čia praeit taip labai ilgai eit, nes čia leidžia mane fūrą nuneš kokią. Nežinau, ar atrodo pavargęs. Nu gerai, vėl einam. Paliekam savo saliuką. Prisipyliau pudros. Ir einam toliau. Laukia kelionė ilga dar. Aš taip manyčiau. Kaip užknas pradėjau eiti ir Lietuvė. Aš pirmą kartą šokant pamačiau tave. Lyja. Einu. Žiūrėkit, ką radau. Va ten. Iššovė kažkam. Jas. Ką, aš toliau einu. Atrodo, kaip jau lietaus ir nebebus. Tai kaip ir atrodo, turėtų pradėti giedrėti. Čia buvo užėjęs stipraus lietaus, bet nenufilmavau. Kam įdomu lietus.
Nu va, eisim pro pakulmušį, pakalmušius. O virš tas gaidys vienas. Gerai. Rodo dominacija prieš mane. Paplusdeno pasparnais. O. Saka, įkišė. Gerai, aš ir einu tada. Manau, kad nereik žodžių, kaip aš dabar jaučiuos. Nu taip. O čia tas plians jau normalus ant link Palangos. Telšiai rašo tram 8 km. Abejoju, kad aš nueisiu kiek. Bet reikia kuo daugiau sumažinti šiandien atstumai rytoj. Tai va. Nežinau, lauksiu, kol baigsiu šitas lietus. Ir jau čia ateisiu pro ten dar kažkokį paplūdimį gali nueiti. Ten pažiūrėsim, kaip ten kas. Ir kiek čia valandų. Dabar 16:06. Tai jau visai neužilgo ir spat reikės bandyti eiti kažkaip. Oho, bus įdomu. Gerai. Orelis vis dar nepasaka, tuoj palaukit, paaiškinsiu. Orelis dar nepasaka, dar lyn. Kažkur čia nusprendžiau neit, kol lietus nesibaigs. Čia padės džiovinti. Dabar lietus vadalin. Bet yra viens bet. Kaip čia gražiau. Bet yra viens bet. Sakė, aplink Šiaulius saulė. Saulė. Gerai, tai dabar yra 19:16. Sakiau, jeigu nuo 8, jeigu iki 8 nenustos lyt, tai tada aš čia tiesiog nuvažiuosiu. Čia gal kokie 3-4 km nuo Kuršėnų. Nes belekai pradėjo lyti ir nenustoja taip protarpiais lynu. Aš nebenoriu sušlapti, nes baigsis kojinių atsargas. Tai jau dabar pasikeičiu blemą koinės, biškį nuėjau ten ant piltuką, sušlapa koinės viską. Tai nelabai noris daugiau šlapinti koinių, nes dar turiu 4 poras minučių. Kiek mačiau irgi tipo nuo 10 kažkur, tai jau nebelius. Čia 11 tipo iš viso gėda turėtų būti. Tai jeigu taip, nežinau, gal reikia biškį daugiau paeiti ir vėliau. Nežinau, čia tokia dilema yra. Bet jaučiu, kad eis. Nežinau. Ir viso. Nežinau, kol kas tokias naujienos. Šildaus, džiovinuos, ilsiuos. Laukiu geresnių laikų. Įdomi modeliui. Pažiūrėsiu, kokiam čia ir kokia čia mes ežerė esam. Pakumulčių pirmasis tvenkinys.
Čia Berštvos. Tai va, tiek ir tą pasakyt norėjau. O darykdavo atsiuntę fotkę iš Šiaulių. Ne iš Šiaulių atsiuntę, iš Kipro. Jau apsidžiaugiu. Iš Kipro atsiuntė dangą, ten Giedra. Apsidžiaugiu, lemą galvau. Šiauliuose Giedra. Nu, vienu žodžiu. Laukiu žinių. Ką, vėl pajudėjau. Orelis tvarkos. Neblogai visai. Eisiu dabar pro ten ir link Telšių. Jo, čia praeitą atrodo įmanoma. Iškai pailsėjau kokias 2,5 valandžikės, nes lyja. Per lietų tai aš nenorėjau eiti tikrai. Įdomu kaip tie debesis, kurie eina. Bet manats neužlipsam mane. Tai jo. Keliaujam. Ir čia eilinį kartą blogas sprendimas. Ėjau pro ten. Ir kažkiek progresą padariau, džiovinant batus. Jie dabar vėl šlapino tų žalių. Aš nežinau, koks mano planas, bet aš tiesiog einu. Einu, kad eiti. Vanduo baigęs. Biškai apsiskaičiau. Dabar einu iki kokią pirmą namą. Bandysiu vandens paprašyti. Jis nėra gerai be vandens. Kokius 3-4 kilus dar eitų. Tai čia. Lemba. Iki kokias 11 dar. Nu jau, galvas. Vienu žodžiu. Einam toliau. Viskas gerai, zaibys. Tempą palaikau. Gerai sekasi. Atrodo, iš tikrųjų tamsiau nei yra. Vis dar einu. Einu, nestoju. Kiek valandų? 22:15. Einu toliau. Spėkit, kur mes? Ogi Raudėnuose. Nu, čia magojau. Va tavo. Nu, jau kažkur tai 12 magot. Atsikėliau 5. Dabar yra 7:30. 8 atsidaro parduotuvė čajų. Ir nusipirksiu vandenis. Jas pavalgyti. Ir tada eisim toliau. Nėra taip, kad gerai labai magau, bet nėra, kad ir blogai. Kitas gerai. Visą naktį ten arti vandens magau. Visą naktį girdėjau rytą atsikėlęs. Kažkas ten į tą vandenį šakiniai. Ar ten žuvis, ar ten varlės kokias. Vienu momentu kažkas net plakt pradėjo tą vandenį. Nežinau, ar katinas ar kas. Bet vienu žodžiu.
Einam toliau, blemba. Išeinam iš Raudieno. O čia tas katinas, kur naktį buvau. Einam link Telšių. Tai va čia atsidarė parduotuvė 8 ryto. Prieš 8 biškį. Supirkau vandens, susipyliau. Tai šiandien tikrai užteks. Šiandien iki Telšių tikrai turi nueiti. Ir dar kas. Blemba. Ta kojos trauma, kur turėjau pedikulį. Kaip jaučias, kai tik pradedi eiti. Turėčiau biškį paeiti ir nustoti. Ai, dar senuks toks sakė prie Raudienų seniūnijos. Geriau jau nusižudyčiau. Ir nuo GTRP neįeičiau. Nuo Šiaulių iki čia. Kažkas. Kažkur tai. Kem 4 kilai kažkur tai. Iki čia buvo man ateit. O Telšiai 2,8. Šiauliai tram 9. Ne, jokau, einam į Telšius. Nenustojam judėti. Pliam, jeigu čia lietus, tai nesąmonė. Nesąmonė čia tada, jeigu lietus. Jeigu toks geras pučia. Bus gerai, manau. Bus gerai. Net nebejoju. Nu va, kol kas praėjo lietus. O, tai tokį buvau papuolęs. Bet dabar reik žiūrėt. Grinai čia tas. Nuo lietaus apsiant. Man kiaurai jau į ranką matas. Čia jau niekais nebepadė. Na, aišku, padė. Bet ne taip, kaip galėtų. Tai ką, kažkur 2-3 kilai. Kažkur 2-3 kilai iki Telšių. Biškį motyvacija tokia man nukritus yra. Aš tiesiog galvoju pradėti tranzuoti. Gal sustotų kažkas. Matytų su kuprinė. Bet ne, bandau išlaikyti gilę, tą stiprią moralę. Ir eit toliau. Vėl pradėti krapnuoti. Bet neturėtų jau belėti taip daug. Nes taip tai daug lyja. Tempą aišku palaikau. Tempiuks toks. Aišku dar dabar sunkesnė kuprinė, nes daug vandens. Dar nieko nevalgiau, galvoju, blemba, reikia čia taupyti tą laiką ir pavalgyti Telšiuose. Bet nežinau, gali būti, kad stosiu prieš biškį, nes pradedu valgyti norėt kaip tik. Tai jau. Einam toliau. Lyg taip šonu. Jeigu dar saulutė išlystų, tai būtų pasaka. Paradžiučių. Gerai. Pėdinam. Po biškį lent. Saulė. Čia giedra.
Ten kaip negražu. Fu. Bjaurybė. Šukuosina gerai atrodo. Nematau, nežinau. Norėtus prisės trumpam, bet kur aš taip galvoju, sustosiu, kur bus stotelė, ten pavalgysiu. Taip aš galvoju. Manau, geras planas. Gerai, gal saulė biškį pasislėpė. Taip skersai tie debesis eina link manęs. Aš tikiuosi jas aplenksiu. Vėl nepradėtų lyti. Bet blem, ant saulės tai čia šitos tu nebespėsiu. Biškį debesis per greitį man. Nejaugi reikia manęs saulė turėti. Turėtų to. Nu, šešėlis formatas mano. Oi, gerai. Va toj stotelėj stosiu. Ten dar būdelė tokia yra. Visai neblogai. Ir pavalgysiu. Jo, pavalgysiu da, ką reikės. Surodė saulė kažkiek. Tokie 20 km liko iki Telšių. Tai visai fainiai. Pagal teoriją per 4 valandas turėčiau nueiti. Šešėlis mano nuo saulės, tai puiku. Nu kągi. Kopiam čia tokį kalną. Biškį aukšta, kas čia? Telšių apskritis, Telšių rajonas. Kiek dabar yra valanda? 10:46. Nice. Į kalną šitą lengva kažkaip lipti. Nepagalvoju, bet dar neužlipau viršūnę. Nežinau, visai gerai einu. Kaip robotas suprogramavęs, tiesiog eina vis. O išeinam iš Šiaulių apskrities, Šiaulių rajono. Ir mes jau Telšių rajone. Primetį? Jaučiu, kad ne. Gerai, važiuoju toliau. Vis dar einu. Buvau pristojęs stotelį. Telšiai 2-2. Palanga 9-9. Neblogai gal. Tai jo. Buvau pristojęs stotelį. Biškį pailsėjau. Krapnuot biškį pradėt. Bet nieko tokio. Viskas yra gerai. Šis visada buvo gerai. Gerai, judam toliau. Nu tai, palindau po medžiais. Nes pradėjo baisiai lyti. Baisiai. Ne dabar jau eisiu, karoči, čia aprimo tas lietus. Pradės lyti, tai pradės lyti, tai eisiu vis tiek. Nebetoli jau Alytus. Oi, Telšiai. Tai kiek čia valandų? 12-17. Sakyčiau dar iki 2 valandų eisiu. Iki Telšių. Tai va.
aš čia. Gerai, dabar pažiūrėsiu, kiek į Telšių atstumų. Kažkur apie 15 kilometrų. Turėjom Virvytę, upę, vėlgi čiukštai. Vo, jeigu taip GoPro išmešiau, būtų prikolas. Nebūtų iš tikrųjų. Neblogai atrodo. Lemma, nori tranzuoti, kad iki Telšių nuvežtų. Nes pamačiau tokį va kalną įvykiau. Be sunkumų. Nebuvo sunku. Gal reikia eiti toliau. Ką tu čia dabar tranzuosi? Gal dar pasikeis nuomonė. Žudantį šits kelsi iki Telšių. Tai žinau, Telšiuose bus gerai. Nueisi kokią degalinę, pasikrausiu viską, nelis lietus ant manęs. Ir noris kuo greičiau. Sunku šio momentu. Sunkiausia, kad dabar. Fuck. Nežinau, ar matos. Realiai vos ne pusė atstumų jau. Telšiuose lyn tikriausiai. Debesis belia kokie. Gerai, kad čia nelyja. Vėjelis yra. Nėra žiauriai karšta. Tai va, kaip sakant. Keršė. Kažką tai nuo 1219 metų mėnau. Ką? Mėnau, tai čia turbūt mėnesis. Nežinau, kuris. Žemaitėja. O. Nu puikiai čia prie Duseikių. Netoli. Kiršiai. Nu, karačia. Jau darė nuo ženklo. Tai Telšiai 12 kilometrų. Fuck this shit, man. Dar 12 kilų. Nežinau, kaip aš nueisiu pienburnis. Bet žiūrėt. Vėjas pakilo. Debesis tokie. Ne ką. Nu, žiūrėsim, kas čia bus. GGVP koks lietus ateina. Eikti, nu. GGVP, man. Pučias jau dulksna ant manęs. O ten man tiesiog pilka. Tiesiog pilka. Taip nepavadinsiu. Aš Telšiuose. Nemeluosiu, su Boltu turiu. 8 paskutinis kilometras. Jau ragas buvo. Telefoną nepamečiu. Tai vienu žodžiu. Biškį pačytinau. Bet čia mano taisyklės, tai taisyklėse nėra, kad negaliu su Boltu. 8 kilometrus tik važiavom. Kits taškas čia kažkoks draustinis, ten magos jaučiu. Gal ir reiks eiti toliau, nes dar laika yra. What the hell? Telšiai. Einu dabar į autobusų stotį. Ten rozetė turėtų būti.
Jo. Judam ir ten. Šiandien jau aš pavargęs. Dabar yra tik 16-15. Reikia kažkur atrasti jėgų, nes aš nenoriu čia sustoti, kai tiek dar valandą. Man gražiai čia visą. Ledai. Tai kaip gražus. Ežeriuks toks didelis. Neblogai, sakyčiau. Neblogai čia atrodo visai. Nu jo. Nebloga, tikra. Norit prikalą pamatyti? Traiškus raigus. Nu kur kokia traigė didelė. Kokia traigė. Va, kokiu tokiu kainu. Nežinau, čia gera idėja. Eit pro tokį. Au. Bet tebūnie. Dar papildomai vandens įsidėjau. Tai yra nusipirkau. Dabar dar sunkesnė kuprinė. Bet kažkaip telšiuosi atsigavau, blemba. Kažkaip vėl atsirado jėgų. Nežinau, kas buvo. Atsirado jėgų, nebe taip skauda. Ai. Dobra, kokias iš Keimsynų. Einu prie Germanto ežero. Gali būt, kad ten miegosiu, bet dar nesu įsitikinęs. Nes dabar yra tiek valandų. O 42 000 žingsnių nueita. O čia kaip teka. Kur aš čia jaučiu? Arkliai kokie auginami. Kurį čia išversto. Koks didelis ąžuolas. Oho. Naikintuvai skraido. Žiūrėk, kur skrenda. Įdomu. Medžių milžinų grupė. Eik tu savo, kaip gražiai atrodo. Didelis ąžuolas. Čia irgi blemba. Aukšti medžiai. O, laiptukai tokie. Tik nepaslyst, nenukrist. Sveikai. Na jau realiai. Ten matas tas paplūdimys. Germanto ežerą.
Tai bandysim pavalgyti ir žiūrėti, ar eisiu, ar nebeisiu. Jo. Tai va. Labai viespač, bet einam pro šitą. Labai tamsu, jeigu pro nors dar šviesa. Dar tik be 9-8. Čia neblogs toks ežeriukas iš tikrųjų. Neblogs. Dar biškį reikia eiti iki stovyklavietės vietos ir bandysiu arba kurtis ir valgyti, arba valgyti ir eit laukan iš ten. Pažiūrėsim, kuris čia bus variantas. Vėjas tai didelis. Šau nufilmuot, bet prie Germanto ežerą pasisildžiu valgyti pagaliau. Pavalgiau, pailsėjau ir einu vėl, taip nusprendžiau. Jis man kilogos liko 7 kilai. Tai būtų gerai rytoj ir būtų Palangoj tada. Jo. Dabar bandysiu šiandien kuo daugiau nueiti. Dabar yra lygiai 9. Nu, parodysiu. Lygiai 9. Tai nežinau, bandysim normalią distanciją padengti. Kojas gerai jaučias. Tai manau, kad bus gerai. O, miškai kokia gražu čia telšiuose. Aukšti medžiai. Aha. Kad viskas šlapia. Jo. Tas va yra minus. Nu ką, išėjom ant plento. Prasidėt kelionė. Dar toliau. Ir sakau, pirmyn. Ten. Pirmyn, ten. Let's go. Pažiūrim, kas čia per ženklas pirmai. Germanto ežeras. Gerai, mes ten jau buvom. Ir dar ką paminėti noriu, kad jau nuėjau daugiau, nei reikėtų grįžti. O toks o pasiekimas. Na, miške buvo tamsu, kad žiūrėkit čia šviesa. Tada eit. Nu ką, priėjom Lieplaukę. Greičiau nei tikėjausi irgi. Galvojau ilgiau eis. Bet žadėjau tipo iki čia eit. Tada mes eisim dar toliau. O, priėjom sankryžą. Tik policininkai pravažiavo. Galvoju, jau stabdys. O, jis ką čia veikia. Linksėjau galvą. Nežinau, ar atlinksėjo. Bet o. Plungė. 18 km. Mums nors ten reikia eiti. Nu, dar pasitikinsiu, bet nelabai kur daugiau yra. Taip gerai, tiesiog toliau einu. O aš dabar esu Alsėdžiuose. Jeigu neklystu. Turėčiau būti Alsėdžiuose. Ai ne Alsėdžiuose. Alsėdžiai už... Aš žiūrėk, apgavau Telšiai už 10 km. Nežinau, kodėl 4 pasakiau. Alsėdžiai 8 ten. Žarienai 16, Telšiai 10. Tai einu toliau. O, kaip tamsu per GoPro. Na vienu žodžiu, šiam iš Lieplaukės. Už 4 km yra Paukštakiai.
manau, kiek čia valandų? 10. Gali būt, kad iki Paukštakį daeisim. Gali būt. Bandysim. Nu ir užlipom ant žvyrkelio. Sėdėjo žvyrkelis. Nieko tokio. Minkščiau eiti. Nėra labai. Reikės jau čia flashlightais. Nu, tam galvos, žinot. Turim Plungės rajoną. O taip va. Kiek valandų? 22, 21. Dar turim laiko eiti. Turim. Nu, realiai ant lygiai 11. Lygiai 11. Atėjome Paukštakis. Paukštakis. O čia karvytės guli. Tuo. O. Du veršiai. Ar taip vadinas? Ko nemiegat? O? Nesvarbu, tegul nemiegat. O Paukštakiai. Paukštakiai. Tai einam toliau. Na. Turėčiau prie Plungės atsirast apie 1. O, Plungė 13 kilometrų. Einam. Kas ten laukia? Stirnos. Jo. Stirnas tiesiog stovi. Ko tu stovi? Ko jin čia stovi? 2. Oi, kokies jaunas subėdė. Tėvai gal kažkur šalvėlį. Nesimato. Tėvų nekvapa. Škieno akį šviečia. Nebešviečia. O vėl šviečia. Už tų 2 koliukų matęs. O vėl. Žiūrka čia ateina. Man bus dar kartas. Ar nebe? Jo. Įdomu, kas ten. Kiškis, zuikis. Ar lapė. Dar kažkas. Kiek dabar? 23, 36. Nebeišlinda jau. Nieks. Gerai. Jau 0:03.
Aš vis dar einu. Plungės kažkur tai. Gal čia pagražinant sakau, bet kokie 7 kilometrai. Ne, čia nepagražinant. 7 kilometrai. Bet jie ilgai einas. Vis tik karts nuo karto apsižvalgau į laukus, nes gyvūnų akys šviečia. Žiūriu, čia manęs nieks nestebi. Ar kažkas tokia. Ateinas gerai. To išlysiu ant plento. Bet per jį, neįsiu aš per jį. Taip išlysiu. Moralės biškį duos. Aš taip galvoju. Oras geras. Nelyna. Nėra šalta. Aš kai sustočiau pasidaryti šaltą, manau, kai palaikau judesi, nebus šalta. Sustojau užsidėti nuo lietaus. Žiūriu, šviečia kažkas. O gal ten tik nams. Nežinau. Jau pradėjo biškį lynuoti. Užsidėjau tą šūdą nuo lietaus. Vanduo mušinėjo kelią. Lyg pradėjo. Šunys tamoja ant manęs. Mes priėjom upę Čerkšnę. O taip va. Kaip kietai. Nebetoli likai kaip Plungės. Nu, tiek greitai. Labai greitai. Čia kažkas labai šviečia. Galim savo net išjungti. O, jų kojas nepakelsi. Neprakelsi. Ir išsidrėpsi. Kažkoks fabriks. Tipo daugiau nei 20 km nuėjau. Pajudėjau iš Telšių. Eik tu savo. Tu turbūt juokauji. Va ten priekį. Žiedas Plungės. Prieisiu žiedą. Pasisuksiu į Plungę. Ieškosiu vietos miegot, nes man jau ragas biškį. Bet dar perlipu per save. Seniai jau galėjau miegot. Bet yra kaip yra. Čia tas žiedas, apie kurį kalbėjau. Į dešinę jau Plungė. Nesimato. Vienu žodžiu. Suprantat? Ba-da-da-da-dam. Ba-da-da-da. Ba-da-da-da-da. Opa. Plungė. Plungė, Plungė, Plungė. Sveiki atvykę į Plungę.
Račia. Biškai pasnūdau ant saliuką, nes jau taip ragas buvo. Va čia va šiandien mavojau. Tai nebloga vieta. Tai stadionas.